Labą dieną. Labą dieną Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, gerbiami svečiai. Susirinkome į vieną iš įspūdingiausių senojo Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio salių – dailininko Pranciškaus Smuglevičiaus dekoruotą universiteto iškilmių salę. Šiuo metu Vilniaus universiteto bibliotekos pagrindinė parodų ir šventinių renginių reprezentacinė vieta, davusią pradžią Lietuvos viešosioms bibliotekoms. Todėl nenuostabu, kad čia rasime pirmuosius lietuviško rašto tradicijos ženklus, kurie susiformavo per valstybės dokumentus, literatūrinius kūrinius, religinių apeigų knygas. Šios salės skliautai globoja pirmąją lietuvišką knygą – Martyno Mažvydo katekizmą. Ši Lietuvai svarbi knyga į Vilniaus universiteto biblioteką atkeliavo buvusio Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriaus Levo Vladimirovo dėka, kuris buvo girdėjęs, jog eiliniams skaitytojams Martyno Mažvydo katekizmą išduoda viena Odesos biblioteka. Ir vėliau, mainais už vertingus dokumentus, Ortelijaus atlas ir trečią Lietuvos statutą perdavė Martyno Mažvydo egzempliorių Vilniaus universiteto bibliotekai. Be šios vertybės Vilniaus universiteto biblioteka saugo 170 000 senųjų leidinių egzempliorių. Tarp jų knygos Milžinai ir Nykštukai. Įvairaus dydžio ir formų knygos, rankraščiai, dokumentai sugėrė laikmečio dvasią keri savo unikalumu. Galimybė per popieriaus lapą jausti laiką. Materija čia yra ir atsinaujina. Čia puikiai dera kūrybos mistika ir dabarties skaitymo būtis. Aptrinti viršeliai, suskaityti, pilni marginalijų puslapiai. Mat valdovų, didikų ir profesorių dovanotos knygos liudija senosios knygos kelią plačiame europinėme kontekste. Martyno Mažvydo katekizmas, Lietuvos spaustuvių produkcija, Vilniaus universiteto profesorių darbai, Liudviko Rėzos dainos, Kristijono Donelaičio metai, pirmieji lietuviški laikraščiai, įdomesni pergamentai, Europos ir Lietuvos rašytojų autografai. Vilniaus Jėzuitų akademijos bibliotekoje knygos buvo svarbios ne kaip atskiro žmogaus ar šeimos vertybė, turtingumo ar mokytumo ženklas, bet kaip informacijos, pažinimo šaltinis, gebantis skleisti pažangias, mokslinės ir visuomeninės idėjas. Klausykite. Palaukit, Labą dieną. jūsų čia niekas nekvietė. Klausykite, jūs turite bibliotekas ir švenčiate knygų šventes, o su mumis elgėtės taip, tarytum, mes niekada nedraugavome su knygomis. Pasikeitė laikai, pasikeitė. Mes kartais draugaujame ir su laidais, ir kitokiu greituoju maistu, bet mūsų norai tokie paprasti. Ai. Pastatykite štai čionai bent vienos lentynos surioteką. Taip, va štai čionai. Ir mes apeisime visą šitą turtą iš tolo. Taip, klausykit, aš tik draugiška nuomininkė, rūpinuosi geranorišką kaiminystę. Nejaugi ir šventės dieną negalima pasirodyti su visuomenė, su visa šeimyna. Koks nemalonumas. Niekada nežinai, ko laukti iš neužsiregistravusių dalyvių. Niekas mūsų neleidžia niekur išeiti. Taip, kevarai. Teks barstyti miltus nakčiai ir uždaryti maršrutus. Atsiprašome. Pirmoji lietuviška knyga. Tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia. Prakalbos 112 eilučių knygos širdis.
Pirmą kartą ima plakti, pulsuoti lietuviškas žodis. Jis gyvastingai praneša pasauliui: aš atėjau, aš esu. Taip atėjęs žodis gula į popieriaus lakštą. Manosi esąs saugus ir apgautas iš abiejų pusių sutvirtinto kartono. Patekęs į knygų namus, saugomas išmintingo žmogaus, praneša apie savo būtį visiems, suprantantiems kultūros reikšmę. Rašytas žodis čia svarbiausias. Tarp didelių medinių spintų nori būti surastas, gerų rankų atneštas, įteiktas, paguldytas, ištartas mintyse ir šnabždesiu, kartais pasiųstas garsu, kad būtų išgirsta visa jo istorija, nuo minties iki minties. Dar kartą paklausykime tų nepaprastų visiems pažįstamų žodžių. Gerbiami senjorai, pradėkite. Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit. Ir tatai skaitydami permanykit. Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti, ale to negalėjo nė vienu būdu gauti. Sūnus dukteris jūsų turi tatai mokėti, visa širdim turi tą Dievo žodį mylėti. Jei broliai seserys tuo žodžius nepapeiksit, Dievą tėvą ir sūnų savo mylu padarysit. Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit. Visuose daiktuose palaimą turėsit. Šituo mokslu Dievą tikrai pažinsit ir dangaus karalystėn prisiartinsit. Kokios jėgos žmoguje susigryžiuoja tą kūrybai pašauktą valandą. Kokios jėgos vedžioja poeto ranką, kai jisai rašo čia, šioje bibliotekoje, Silva Rerum. Savaraštė bajorų šeimos kronika tarsi tikras atminties detektyvas. Jį rašant drebėjo ranka. Ar toks buvo visagalio viešpaties planas? Klausė savęs Kristina Sabaliauskaitė, romano kūrimo laiką praleidusi šioje menėje. Jos herojai pasitelkę alchemiją siekia pabėgti nuo realybės, už kurios metafizinė nežinomybė. Nepaprasta toji erdvė. Po šiais skliautais kūrė iškilios asmenybės. Jų tarpe Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Albertas Vijūkas Kojelavičius, Simonas Daukantas. O rodos visai vakar Eduardas Mieželaitis, Justinas Marcinkevičius, o kiek dar esamų ir būsimų čia būta. Dar XIX amžiuje prancūzų filosofas Gastonas Bachelard yra pasakęs: rojus, be jokios abejonės, tai yra milžiniška biblioteka. Ar įmanoma užfiksuoti šio rojos atmosferą? Klausime Hortus Opertus organizacijos, tyrinėjančios ir kūrenčios kvapniasias substancijas. Ir jie atsakė taip, sukurdami istorijos persmelktą bibliotekos aromatą. Jis išskirtinis ir sakraliame dūme atsiskleidęs jau kuris laikas gyvena tarp mūsų. Dabar
įkvėpintas į knygos skirtukus, dar kurį laiką mums primins apie buvimą čia. Unikalus kvapas nutrins laiko ribas. Per juslės pasakos apie tuos, kurie čia dirbo ir kūrė. Papasakos ir apie tai, kaip šios bibliotekos fonduose gulėjusias lietuvininkų dainas pažadinome skambėti 2016 m. vasario 12. Bibliotekos metų paskelbimo ceremonijos pradžiai. Šios bibliotekos kvapas kaip garsas. Netvarus, nepamirštamas, virpantis, žadą atimantis. Įkvepiantis klausyti ir skaityti. Skaityti ir klausyti. Tegul daina palydi garbingus svečius į universiteto teatro salę, kur tęsime šventę.